Ką įsirinkote? Grožio skirelis, eksperimentas, prestižinis, mitas? Mes apie mitus galvojame. Mitus. Griausiai mitus. Gerai. Ir šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Ir ši produkcija yra išskirtinė, todėl kad tikros mėsos procentas čia yra neįtikėtinai, neįprastai didelis. Ir jeigu... Katleris tai žino, bet Erika, žinok, jeigu atsakysite teisingai, abi pintinės bus jūsų. Bet jeigu jūs atsakysit neteisingai, pintinės gaus... Bet mes atsakysim Mikaitis teisingai. ir, kaip jis tas... Apie mėsą mes atsakysim. Mes turim gerą komandą. Jau nebeturim. Gerai, dėmesio klausimas. Nežinau kaip jūs, bet aš kai važiuoju namo, tai valgau visą Krekenavos. Tai čia, kad jie atsako ar neatsako? Kuris teiginys apie pieniškas dešreles yra mitas? Gaminant dešreles naudojami pieno milteliai. Arba B, gaminant dešreles naudojamas popierius. Arba C, gaminant dešreles naudojama kotletinė mėsa. Tada. Gali būti... Palauk. Visi trys. Tai reiškia, du teisingi, ne yra? Gerai, tai pieno miltelį turbūt naudojam, ne? Tai aš manau taip. Nes jis... Aš daug girdėsiu, kad popierių tualetinį dešrom. Bet man atrodo, gal nenaudoja. Ypač Krekenavą, tai tikrai nenaudoja. O čia mes apie Krekenavos mes naudojame. Jeigu Krekenavą naudoja popierių ir jie dar prisiduoda, kad jie naudoja popierių, čia labai įdomu būtų. Galiu padėti, ar ne? Galiu padėti. Būk geras, perskaityk dar kartelį sąlygą. Mitas, Tai kad popieris naudojamas yra mitas. Mitas, kotletinė mėsa yra mitas. Ar ką tu čia norėjai? Tai tiesiog aš pabrėžiau, o toliau jau... O kotletinė mėsa, tai žiūrėk, Kotletinė mėsa aš jums papasakosiu. Tai yra tiesiog, po skirdimo mėsa yra išpjaustoma ir po išpjaustimo atrinkta, ta mėsa. Tai iškepa kotletus? Ta atrinkta likusi mėsa yra malama ir naudojama. Sako sais. Kai išpjaustai, tu turi tuos vadinamus pačius vertingiausius. Nugarinę, sprandinę. Ir yra kitoji mėsa. O jeigu jis to bus... Jeigu jie naudoja popierį, aš nebeperku. Aš nebeperku, nevalgau, bet tu mes... B variantas. Gerai, aš užfiksavau ir dabar... O jūs niekada negalvojate, kad popierius yra labai plati sąvoka. Bet jūs mums rodot be popieriaus. Aš rodu, ne, čia aš ne apie pakuotę kalbu. Kas yra popierius? Ne, popieris šiaip nėra labai platus. Tai dabar galvokite. Nėra popieris. 3, 2, 1. Liko versija ta pati? O jis įeina pakuotę į gaminimą. Ne apie pakuotę kalbu, ne apie pakuotę. Man reikalingas atsakymo variantas. B variantas. Atsakymo variantas. Nesukeitėt. Gerai. Jeigu dar į dešrelį įeina popierius, tai jau viskas. Jau dugnas pasiekas. Aš primenu, kad jeigu jūs teisūs, tai dešrelės jums. Krekenavos, kai norisi mėsos, kai mėsos nėra labai sunku galvot. Jeigu naudojamas popierius, jie gali pasimti dešras. Dėmesio, teisingas atsakymas. Vieni pieniškas dešreles labai mėgsta, valgo ir kasdien perka. Kiti valgo rečiau ir nevengia pajokauti, kad į jas pridėta popieriaus. Ir tai yra griniausias mitas. Pieniškos dešrelės gaminamos iš mėsos. Tik ne iš nugarinės ar išpjovos, o iš nuopjovos. Tai yra iš išpjaustimo metu likusios mėsos, kuri mėsos pramonėje dar vadinama kotletinė mėsa. Pieniškų dešrelių sudėtyje taip pat gali būti iki 3% pieno arba kiaušinių miltelių. Žinoma, reikėtų rinktis aukščiausios rūšies produktą, nes pirmos ir antros rūšies dešrelėse bus mėsos pakaitalų bei užpildų. Teisingas atsakymas. Aišku, Krekenavos, kai norisi mėsos gerose dešrelėse, jokio popieriaus nebus, kad ir kaip Žiūrauskas klaidintų ir darytų nesąmonės. Aš vieną. Tradiciškai ir kas lieka žiūrovam. Va, paplogit žiūrovai. Kaip miela. Bet tai buvo taip, žinai, net nežiūri, jam taip gaila tų dešrelių, kad jis jūs net nežiūri, mažiau pasimkit, prašau.
Aš tai Skupydla. praeitą laidą klaidą padariau, aš atidaviau abidvi šitas krepšius. Nepagalvoju. Mes tai vieną Dingo dalyką. ir dešros, Ir ir krepšys. krepšiai dingo, viskas. Ir pinigai. Gerai, kad pats Ir pinigai. nedingai.